Taigi šiandien pasigaminsim kavos su V60. Tai yra japoniškas filtrinis kavinukas. Ir kodėl vadinasi V60? Tai iš principo tik ši dalis yra vadinama V60. Ji iš silueto primena V raidę ir jos sienelės yra 60 laipsnių. Pirminis šitos dalies dizainas buvo stiklinis, bet galima sutikti ir keramikinių. Jis tiesiog statosi ant puodelio, o čia turim viską viename. Taigi būtent šiam modeliui akivaizdu, iš kur japonai sėmėsi įkvėpimo. Ir ruošimas kavos bus labai panašus. Tai ką, ir galim pradėti. Tai šiandien naudosim mūsų kavytę Peru. Kosmosas. Tai vėlgi, kaip ir su Chemexu, ruošim 2 žmonėm, 500 ml vandens, 30 g kavos. Dėlį. Taip, malimo rupumas šiek tiek smulkiau nei Chemexui. Vidutiniškai smulkiai vadinasi. Tai yra tas rupumo diapazonas, kur gyvena ir Chemexas, ir V60, ir užpiltinė kava, ir degustacinė kava. Tai galima pažaisti priklausomai nuo jūsų kavos turimos. Taigi, užsikaitam vandenį, susimaliam kavą. Taigi, rupumas kaip smulkių pjuvenų ar tabako gal. Nežinau kaip pavadinti, bet daug svarbesnis dalykas yra vientisumas. Kuo labiau unisoniškai susimalsit kavą, tuo mažiau netikėtumų skonyje gausit. O norint intensyvesnio skonio savo receptuose, galima vis laik susimalti šiek tiek smulkiau. Svarbu vienodumas. Tai ką, užvirė vanduo, įmam filtrą. Čia yra kančiukas toksai, tai jį reikia užlenkti vieną pusę. Ir bet kokią orientaciją tiesiog statyti į vaišiam. Tarp kitko, vaišiam čia ne Volvo modelis. Taip, ir sudrėkinam vandeniu, kaip ir su Chemexu. Čia dar svarbu yra, kad pašiltų pati apačia. Va taip, primityviai ir yra. Išpilam tą vandenį ir suberiam kavą. Palyginam. Ir padarom skylutę. Vidury. Va. Dedam ant svarstyklių ir pilam vandenį. Pirmas pilimas šiek tiek mažiau, kad apsemtų visą kavą ir duoti jai pažydėti bent 30 sekundžių. Žydėjimas tai plikimasis. Subėgo kava į apačią, pilam dar kartą. $30 g kavos ir pusę litro vandens turėtų subėgti per 3-4 minutės. Jeigu labai sunkiai bėga, reiškia sumalta per smulkiai. Dar viena tokio stiliaus kavinukų ypatybė, kurie naudoja popierinį filtrą, yra, jog naudojant geras pupeles, rūšinės, vidutinio skrudinimo, kurių aliejai yra viduje užkonservuoti, tai popierinis filtras sugeria nemažą dalį tų aliejų. Rezultate gaunat, kaip žmonės apibūdina, švarę kavą, švarus skonis. Tai yra, aišku, subjektyvų, kam kaip patinka, bet toks faktas. Tai ką, užsiplikėm norimą kiekį turinio, dabar tiesiog išmėsim filtrą. Tai ką, ir turim kavytės. Ir pasipilstom.
Ką, ir Peru, labai skani kava, iškart jaučiasi šokolado riešutų natos. Kosmosas. Su jumis buvo Kavos Apašima, pasimatysim sekantį kartą.